Šiais metais pirmą kartą Kaune ir Vilniuje startavo naujas paskaitų ciklas ISM moksleivių universitetas. ISM moksleivių universitetą sudaro 5 paskaitos apie verslo finansavimo šaltinius, rinkodaros strategijas, Baltijos šalių ekonomikas bei rinkos struktūras ir verslo santykius. Paskaitų metu moksleiviai išgirs naudingų patarimų, kaip reikia mokytis, kad mokymasis būtų efektyvus ir teiktų malonumą. Kasmet į verslumą skatinančius renginius sulaukėme vis daugiau moksleivių iš visos Lietuvos. Mokiniai yra smalsūs ir stengiasi išnaudoti visas galimybės, gauti papildomų žinių, kurios padėtų siekti aukštojo mokslo ir karjeros. Mokykloje ekonomika ir vadyba pristatoma dar pakankamai siaurai. Todėl mokiniams norime suteikti aktualių teorinių ir praktinių vadybos bei ekonomikos žinių. Tikimės, jog papildomos žinios moksleiviams padės didinti jų ekonominį, vadybinį bei finansinį išprusimą. Informacija yra pateikiama ne šiaip savo, kad tai būtų pasakyta, bet tai yra taikomasi į jaunų žmonių mąstymą ir jų ateitį. Tarkim, aš esu pati abiturientė ir netgi tiems, kurie dar nežino, ką jie nori studijuoti, tai būtų geriau, kad jie išnaudotų tokias progas ir aplankytų kuo daugiau tokių panašių seminarų, paskaitų. Šiandienos paskaitoj man labiausiai patiko tai, kad yra pateikiama labai daug praktinių pavyzdžių. Yra minimas garsios kompanijos, kokiais būdais jos siekia savo kelią į viršūnę. Tiesiog labai ir dar tas bendravimas, toks labai gyvas, visa paskaita labai gyva. Tik prasidėjus paskaitai jaučiamas didžiulis auditorijos susidomėjimas, matosi, kad vaikai nori paklausti, jų yra labai daug, bet man atrodo, mes radome laiko, radome momentų, kada tą klausimą galima paklausti. Na ir kas įdomiausia, kad klausimai yra labai tikslus, labai argumentuoti ir tikrai atrodo, kad šitie jauni žmonės yra motyvuoti.